girdit mane gerai? Kas nors duokite kokį ženklą. Ar viskas čia pas man gerai? Žinai, parašyk, aš nežinau, čia tą gal parašyk, ar girdisi. Aš nematau jokių reakcijų. Ar girdite mane? Aha, точно. Niekas viskas gerai. Puiku tada. Na kągi, noriu jūs visus pasveikinti su praėjusiom šventėmis, su kalėdomis. Tikiuosi, kad pas visus viskas buvo labai puiku, visi sveiki, visi laimingi, gražus, gavo dovanų tokių, kokių norėjot. Na, aš dar laukiu savo švenčių. Noriu taip pat pasveikinti su ateinančiais naujais metais. Matot, aš jau irgi pasiruošiau. Ir pasistengsiu šiandien jūs ilgai neužlaikyti. Gal po didelių švenčių nelabai norėsite dirbti, aš irgi taip pat jau ruošiuosi kitom šventėms, todėl pasistengsiu labai trumpai jums papasakoti apie kompaniją, kurioje esu jau 4 metai. Ir labai esu laiminga, kad esu čia. Na, truputėlį apie save. Aš Irina Grigorjeva esu, vykdančioji direktorė šios kompanijos. Daug mokausi, todėl motyvuoju ir savo visus partnerius ir tiesiog žmonės, su kuriais susipažįstu, bent susipažinti šios kompanijos produktų, o galbūt ir galimybėmis. Tai apie produktą šiandien nekalbėsiu, nes antradieniais aš ir taip pat labai daug nuostabių mūsų lektorių, Danutė, Birutė, Danguolė, tikrai antradieniais pasakoja apie produktus. Taip kad visą laiką antradienį, tuo pačiu laiku kaip šiandien, prisijunkite ir išgirsite viską apie produktą. O šiandien mes, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, kalbam apie galimybės kompanijos. Na, kas tai per verslas, kas tai per kompanija? Iš tiesų, tinklinės rinkodaros kompanija. Kas tai yra tinklinė rinkodara, turbūt yra daugumai. Virginija rašo, kad negirdite. Ar kiti mane girdite? Parašykite ką nors, ar čia pas Virginiją tik tai problemos, ar čia pas mane. Ženička, neišeik. Duokite man žinią, ar gerai mane girdite. Danuta rašo, aš girdžiu, kaip kitos mergaitės. Virginija, pasižiūrėk, prašau, gal pas tave ten kažką reikia nuspausti. Taip, girdim, ačiū, Valentina. Tai kągi, taip yra čia tinklinė rinkodara, tai yra rekomendacinis verslas. Na, turbūt rekomendacijomis mes užsiemam visą gyvenimą. Prisiminkime turbūt, kai tik tapome jau truputėlį vyresniais studentais ir taip toliau, mes ir tuomet buvom taip pat rekomenduotojai. Tik kitokiu būdu. Pažiūrim kažkokį filmą, parekomenduojam, kažkam ir įdomu ir eina žmogus. Jeigu paimsime šiuos laikus, tai kas darosi, rekomendacijos vyksta visur. Tiek smulkus verslininkai, tiek stambus verslai, jie save kažkokiu būdu rekomenduoja. Paimkim kokius nors didelius supermarketus. Nu, pavyzdžiui, mano daugiausiai lankoma šiuo metu yra Lidlas, Maxima. Jie taip pat esam rekomenduotojai.
pas kai kurie ten tik kortelės naudoja, bet labai daug jau yra tiesiog elektroniniu būdu. Pavyzdžiui, kaip Lidlas, aš taip pat turiu prieigą, reiškia, tiesiog pigiau perku. Tai kas man nuo to, jeigu aš pasakysiu, pavyzdžiui, žmogui, kuris nesinaudoja Lidlo, sakysiu, žiūrėkit, aš gaunu nuolaidą pirktama tam tikrą produktą. Ir jūs nueikite, taip pat turėsite nuolaidą, jeigu ten atsisiųsite programėlę. Ir tiek, bus tik gerai Lidlui. O man kas nuo to? Nieko. Man Lidlas ačiū nepasakys. Tai tinklinėje rinkodaroje ir tame tarpe mūsų kompanijoje yra kitaip. Už tai, kad aš parekomenduosiu, man bus sumokėta. Tai kas tai tinklinės rinkodara? Tai tikrai labai stiprus verslas, pasakyčiau taip. Čia apyvarta didėja su kiekvienais metais. Jeigu paimti 21 metų duomenys, tai tinklinės rinkodaros apyvarta sudarė 186,1 milijardo Amerikos dolerių. Tai yra pasaulyje dabar jau tinklinėje rinkodaroje dirba virš 128,2 milijono žmonių. Tai yra, kurie vadinami distributoriais, partneriais kompanijų ir taip toliau. Ir svarbiausia, pavyzdžiui, 70 milijonų žmonių, tai čia gauna papildomas arba tiesiog pasyvias pajamas. Iš jų 10,5 milijono žmonių, tai kurių yra pagrindinis šaltinis. Tiesiog iš to žmonės gyvena, jie neturi kitų kokių darbų, nes dauguma mūsų, tame tarpe ir aš dar turiu kažkokį savo pagrindinį darbą ir dar čia uždirbu papildomos pajamas. Kas labai smagu, tai didėja gretos vyrų. Su kiekvienais metais jų procentas didėja. Pavyzdžiui, paėmus 20 metus, vyrų tinklinėje rinkodaroje sudarė 26 procentai. Ir taip kiekvienais metais jų auga kas 12 procentų. Yra paskaičiuota, kad paėmus 23-28 metus, tai įsibėgės tinklinės rinkodaros augimas apie 6,1 procento. Kodėl? Aš tai taip suprantu, kad dėl to, kad iš tiesų dabar darbus jau keičia robotai, žodžiu, žmonių rankų mažiau reikia ir todėl tiesiog ateina į pagalbą technika ir dėl to mes nereikalingi. Tai kas belieka? O yra žmonės, kurie dar labai pajėgus, gali dirbti, nori dirbti, veiklus, nenori sėdėti namuose, tai jie tiesiog nori kažkokios veiklos. Prašau, jie gali ateiti čia, atlikti gerą darbą. Pavyzdžiui, kaip mūsų kompanija užsiema sveikatinimu žmonių, tai prašau, gali padėti žmonėms atrasti savo sveikatą prarastą arba tiesiog palaikyti tą sveikatą ir dar užsidirbti papildomų pinigų, papildomų arba pagrindinių. Kaip vyksta čia veikla? Jeigu mes paimsime, pavyzdžiui, parduotuvę, tai kad į parduotuvę pakliūtų tam tikra prekė, ar ten paslauga kažkokia, pavyzdžiui, paimkim ten kokią autosaloną, ne, kad ten ateitų detalė kokios nors kokio automobilio, ar ten darbas būtų atliktas, tai praeina labai ilgą kelią, kur prisijungia ten ir logistikos, ir tiesiog pagaminimas, tai nuo pradinės iki galutinės vertės tos prekės. Ir visur yra uždedamas
kažkoks ankainis. Ir į pabaigoje, jeigu tik pagamino kažkokią detalę, jinai ten, sakykime, kainavo ten 2 eurus sudarė savikainą, o kol atkeliavo į tam tikrą vietą, iš kur jau gali įsigyti ją pirkėjas, vartotojas, jau kaina išauga šimtais ir tūkstančiais net procentų. Kaipgi tinklinėje rinkodaroje viskas tai vyksta? Labai paprastai. Yra gamyba, yra partneris ir yra vartotojas. Viskas. Reiškia, pagamino produktą. Kaip pavyzdį atimu, kad ir mūsų kompanija, jinai pagamino produktą. Aš esu tos kompanijos partneris, įsigijau tą produktą ir tiesiog atnešu jį, papasakoju apie jį, parodau jį, kaip norit, čia galite įsivaizduoti. Ir vartotojai, ir tas vartotojas gali iš manęs įsigyti arba tiesiog to pačiu keliu, kaip ir aš, tiesiogiai iš gamintojo. Ir dėl to jo kaina yra daug mažesnė negu paprastame vartojime. Dabar dauguma žmonių, kurie žino arba nežino, kas yra tinklinė rinkodara, ir būna užduoda klausimą, kaipgi man teisingai išsirinkti tą, kokia graži, ačiū. Ruošiuosi, buvo vienas šventės, dabar atėjo kitos, tai todėl aš pasiruošusi ir dar prie eglutės pažiūrėkit, kokios gražios sėdžiam. Tai truputėlį nukrypau, bet kad linksmiau būtum. Taigi, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad įsirinkti tą kompaniją. Iš tiesų, kartai tiesiogiai žmogus užduoda tą klausimą, arba ten po to, kas tai per kompanija, ar ji yra legali, ar jinai kiek metų rinkoje, kas vadovauja tai kompanijai, koks ten produktas, ar jis yra efektyvus, ar yra nuosava gamyba. Labai toks klausimas, kuris daugiausiai, jeigu tai nori būti verslą daryti toj kompanijai, sako, kokiosgi čia išmokos. Ir ar yra galimybės mokytis, ar yra, pavyzdžiui, kelionių kažkokių. Labai daug tokių klausimų. Na ir dar labai dažnas toks klausimas, sako, tu tai moki, o aš tai nemoku, o jeigu aš čia ateisiu ir man nepasiseks. Tai iš tiesų į šitos visus klausimus aš savo pasakojimo eigoje ir atsakysiu. Iš tiesų mūsų kompanija Apple-Go kompanija tikrai išskirtinė, kaip aš sakau. Aš be galo myliu ir didžiuojasi šią kompaniją. Ir kaip sakiau, aš jau 4,5 metų šioje kompanijoje. Ir atėjau per produktą, tai ir kompanija 38 vietą užima pardavimų rinkoje ir su kiekvienais metais jinai kyla vis aukščiau pagal našumą, kokybę to mūsų produkto. Čia be galo didelės yra išmokos. Tikrai, kada aš truputėlį pasidomėjau, kada jau čia pradėjau verslą daryti, ne tik, kad produktų naudotis, kokiosgi čia yra išmokos. Tai net 63% yra išmokama į struktūrą. Kitose kompanijose, tikrai labai žymiose kompanijose, pavyzdžiui, yra Forham Bustan platforma, kurioje galite pasižiūrėti, ten registruojasi vis kompanijos tinklinės rinkodaros ir ten apie jas galite viską sužinoti.
kokiame jinai vystymosi etape, kokios išmokos taip toliau. Tai didžiausias procentas yra 35,6 berods procento, kada išmokama į tinklą. O pas mus beveik dvigubai. 74 procentai yra išmokos už klientus. Labai svarbu, kad mes turime nuosavą gamybą, kur gaminasi mūsų produktas. Tai Europoje viena gamykla, kurią mes ir naudojamės, tai yra Moldovoje, yra jau ruošiama, veikia gamykla atidaryta Rusijos rinkai atskirai, Amerikos rinkoje. Šiuo metu mes turim 25 oficialias atstovybės, kur dirba darbuotojai atsakingi už mūsų visos kompanijos veiklą. Iš tiesų mes jau užėmėm 5 žemynus, 75 šalyse oficialiai dirbame ir virš 350 000 turim partnerių šios kompanijos. Daug keliauja mūsų kompanija, keliauja nemokamai tie, kurie tikrai nusipelno, padaro truputėlį daugiau negu paprastas distributorius įsigyja dėl savęs produktą. Toliau labai dideli čekiai. Jeigu mes paimsime mūsų kompanijos 30 didžiausių čekių, čia yra metinių išmokų, ir jos visus sudėjus ir išvedus vidurkį, tai vidurkis būtų, čia yra paskaičiavimas 22 metų, šiais metais dar nespėjo, tai vienam žmogui tai tektų 360 000 per metus. Kaip Jūs manot, čia daug ar mažai? Ar norėtumėt tiek gavinėti metus? Ir ar įmanoma, dirbant paprastame darbe, gauti tokius pinigus? Dar mes turim aukščiausią reitingą, kaip ir sakiau, toje platformoje yra įvertinimas kompanijų ir aukščiausias įvertinimas tai yra 3A raidytės su pliusu, tai čia reiškia, kad kompanija legali ir patikima, atsakinga, tai yra visur yra moka mokesčius ir dar noriu pasakyti, kad į kiekvieną valstybę įeina legaliai, reiškia susitvarko pirmiausia popierinius reikalus, o po to atkeliauja su produktu. Na, tai labai daug įvairių išmokų, papildomų, ne tik, kad tie mūsų eiliniai bonusai, bet yra tiesiog apdovanojimai, tai ir loterijomis, ir piniginės išmokos, ir įvairiais papuošalais, ir kelionėmis, apartamentais, taip toliau. Aš truputėlį atsiprašau. Ženia, atsiprašau. Tiesiog neapsižiūrėjau, atsiprašau, ačiū, kad palaukėt, žiūriu, baterija nori atsisakyti man dirbti. Taigi, tokia informacija. Dabar, kaip matot čia, kur mes esam, tai iš tiesų mes jau čia matot žemėlapį, kuriuose mes legaliai plečiam savo verslą ir turim savo padalinius, tai Europa, Azija, Afrika, Pietų ir Šiaurės Amerika, jau visur mes ten dalyvaujam. Na ir kągi mes veikiame, kokį mes produktą teikiam žmonijai, pasauliui. Iš tiesų, aš taip ir tiesiog, aš kada prieinu iki šios vietos, aš labai mėgstu apie produktą pasakoti. Tai iš tiesų mes turim išskirtinį produktą. Mes turim šiai dienai
18 tokių spalvotų dėžučių, kuriuose yra spalvotos pastilės, kiekvienoj dėžutėje su kita spalva. Ir kas tai per pastilės? Nepaprastos jos, kaip aš sakau, jos yra stebuklingos. Čia šios pastilės pakeičia lašelinės. Tai, kaip aš sakau, tai yra injekcijos be skausmo mūsų organizmui. Iš tiesų, tai tos pastilės, kurios sveikatina mūsų ląstelę, tai yra ląstelės mityba. Iš ko tos pastilės gaminamos? Tai yra jas įdedama akumuliuota augalų, žolių, vaisių, daržovių pagrindinė veiklioji medžiaga. Tiesiog yra sukūriamos tokios formulės, kurios labai reikalingos mūsų organizmo ląstelėms. Čia iš tiesų yra ląstelės mityba. Kad ląstelė susirgusi, nebetlieka savo funkcijos ir prasideda tam tikros lygos. Tai čia šios spalvotos dėžutės, iš tiesų kiekvienoj dėžutėj yra ir tam tikra kryptis, kuri būtent daugiau, mažiau veikia tam tikrą ląstelę. Tai yra padeda jai sveikti. Aš pati turiu labai gerų rezultatų, bet apie tai, kas norėsit, tai galėsit su manim asmeniškai susiekti arba galėsit susiekti su žmonėmis, kurie jūs pakvietė ir jums tikrai papasakos smulkiau, o aš apie tai, kokį aš rezultatą gerą turiu, tai tikrai pasakoju tik per prezentacijas arba per webinarą, kuris būna antradieniais. Tai va, iš tiesų mes turim išskirtinį produktą, įdomaus poveikio, tai yra naudojama per burną, tiesiog jinai tiesiogiai patenka į kraujotaką ir keliauja ten, ląstelė mūsų atpažįsta, kad tos medžiagos mums labai reikalingos ir priima jas. Tai dėl to aš ir sakau, čia yra lašelinė be injekcijos, greitas poveikis. Iš tiesų, šiam mes produktui turim visus sertifikatus įmanomus ir neįmanomus, tiek Europos mastu, tiek netgi halal turim sertifikatus, kašrūto, o tai yra labai svarbu, jeigu šios bendruomenės tikrai labai žiūri, kad nebūtų gyvulinės kilmės elementų. Tiesiog sertifikatai yra ne tik produktai suteikiami, bet pačiai ir gamybai, ir jos įrenginiams ir taip toliau. Tikrai labai rimtai viską yra žiūrima, kad galėtų kompanija dalyvauti su tokiais produktais išskirtiniais. Na ir dabar, kągi mes prieinam prie turbūt visiems labai svarbios dalies, tai prie išmokų. Išmokų yra net 12. Tos išmokos iš tiesų yra padalintas tokias 4 dalis, kur yra greito, yra ten mėnesinės išmokos, yra begalinės išmokos, begalybės, atsiprašau, ir išmokos už padarytas kvalifikacijas. Labas vakaras, Birutė. Tai aš truputėlį gal daugiau pakalbėsiu apie pagrindinis kelis, tai pavyzdžiui tos, kurios yra momentinės, kurios mane ir suviliojo, tos momentinės, kai pamačiau kokios išmokos. Tai gal pirmiausia pradėsiu nuo kliento. Jeigu aš kaip partnerė užregistruoju klientą,
ir iš karto gaunu 30%. Po to dar, kaip minėjau, iki 74% kompanija išmoka, ten yra niuansų dar. O 30% yra momentinis nuo kliento apyvartos. Sekantis procentas yra grįžtamasis, įsivaizduokit, dar yra be produktų, kurį mes, aš dabar ką jums paminėjau, mes dar turim ir kitokių, jeigu tos daugiau, sakykime, ląstelės mityba ir maitina ir, aš negaliu tokį žodį naudoti, kad gydom, bet iš tiesų gydo tos mūsų pastilės, bet vis dėlto yra dar tokių, taip pat kažkaip jos veikia mūsų organų, bet ten, pavyzdžiui, kaip košės mes turim dantų pastas, turim kavą, turim kosmetiką, tai vat už tas produktą, jeigu mes jį perkam, dar mums yra grįžtamasis bonusas nuo 5 iki 20%. Na, pats toks greitas ir kiekvienas partneris gaunantis, tai būtent startinį bonusą. Ką tai reiškia? Tai jeigu po manim registruojasi žmogus kaip partneris, ir už jį mes iš karto gaunam bonusą nuo 10 iki 20%. Čia vėlgi priklauso, su kokiu startu ateina pas mus naujokas. Startai pas mus yra paketai tų startus. Yra 6 pavydalų, nuo 100 iki 3000, tai yra pats žmogus renkasi, ko jis nori, dėl ko jis ateina į tą kompaniją. Tai va būtent nuo to ir mums priklauso tą išmoką. Dar labai įdomus bonusas, tai yra grupinis, tai kada jau pas mane atsiranda grupė ir už tą grupę taip pat mums yra mokama, tai yra, pavyzdžiui, kadangi yra binarinis pas mus tinklas, tai atsiranda, pavyzdžiui, kaip sako, 2 kojytės, kai atsiranda tik 2 kojytė, mums iš karto išmokamas grupinis bonusas. Ir nuo to grupinio bonuso dar mums yra mokamas lyderinis bonusas. Ką tai reiškia? Tai yra, jeigu mano grupės žmonės gauna atlyginimą, aš taip vadinsiu, tai nuo jo dar mums moka lyderinį bonusą. Įsivaizduojate, tai yra kelis kartus aš nuo vieno žmogaus galiu gauti bonusus. Ir dar yra toks struktūrinis bonusas, tai bonusas, kuris išmokamas tada, kada tavo žmonės atlieka už pirkimus kiekvieno mėnesį. Pavyzdžiui, ten mažiausiai ant 50 eurų ir jau man kompanija moka nuo 5 iki 10%. Čia jau tie bonusai priklauso, ant kokios paketo aš pati esu. Na, toliau yra dar aktyvumo bonusas iki 10, o jie tai yra vienetas, kuriuo yra pasauliniu mastu įvertinta, sakykime, kiekviena valstybė yra įvertinta pagal jo kokia valiuta pas jį, taip. Ir pavyzdžiui, mūsų atžvilgiu, jeigu paimsim tik Lietuvą, tai vienas su jie atitinka mūsų 0,80 euro centų. Gyvenimo bonusas iki 5%, taip pat jeigu yra atstovybės, vėl nuo 1000 iki 3000 jie yra išmokos. Jeigu mes aptarnavimo centrus turim, begalybės labai įdomus bonusas, čia jau aišku reikia truputėlį aukštesnės kvalifikacijos, bet vėlgi yra tikrai be galo didelis procentas nuo 1 iki 2,5%. Ir dar yra tokie apdovanojimai už kvalifikacijas.
Tai ir laikrodžiai, ir papuošalai, ir, kaip sakiau, piniginės kompensacijos, kelionės sąskaita, kurių mūsų veža kompanija už tam tikrą atliktą darbą. Na ir kas per kompaniją kalbu, kampaniją kalbu, o kada jinai atsirado, kas per kompaniją. Taigi, mūsų kompanija, kaip sakiau, Apple-Go 2011 metais, 11 mėnesį, 11 dieną buvo įkurta, buvo pravesta pirmoji prezentacija, nuo kurios ir prasidėjo kompanijos veikla. Ir kaip sakiau, jau mes keliaujam per pasaulį, kaip mūsų prezidentas sako, aš kolekcionuoju valstybės, nes visur jis atvažiuoja. Mes, tarp kitko, jo lauksime jau į mūsų Lietuvą atkreipęs dėmesį, tikrai mūsų žmonės labai stengiasi, labai daug auga mūsų gretose lyderių ir žada atvažiuoti pas mus į didžiulį renginį. Taigi, kaip jau minėjau, turime 25 oficialias atstovybės, yra virš 150 regionalinio aptarnavimo centrų valstybėse. Na, iš tiesų, kompanija gana stipriai stovi ant kojų, nes jeigu jau, kaip aš kažkada rašiau verslo, atsiprašau, pristigau žodį, verslo planą dariau, kažkada galvojau apie turizmą, kurti turizmą. Ir aš žinau, kad naujos kompanijos 2-3 metus atlaiko ir kada yra didelės konkurencija, tiesiog neatsilaiko rinkoje ir žūsta. Tai mūsų kompanija jau praėjo tos sunkius etapus ir netgi, kada buvo pandemija, paimkim tuos mūsų, visi žinot, apie kokius metus aš kalbu, daug užsidarė kompanijų, tai įsivaizduokit, pas mus net apyvarta išaugo. Per tuos 2 metus išaugo apyvarta. Tai viskas yra pasakyta apie mūsų kompaniją, kad mes stojom gana stipriai, galbūt vien dėl to, kad tikrai yra išskirtinis pas mus produktas. Na ir kągi, kaip ir sakiau, daug kas klausė, kas tai yra per įmonę, kas jai vadovauja, kiek savininkų. Aš pati tikrai atėjusi į šią kompaniją, dar neatėjusi, dar tiesiog, kada išgirdau tik apie produktą, tikrai mane labai sudomino, kas vadovauja taip kompanijai. Ogi vadovauja vienintelis, sakykime, atsakingas prezidentas, vienintelis, jaunas, ambicingas Sergejus Kulikovas, šalia jo Olga Kulikova žmona. Tikrai, kodėl suviliojo mane, tikrai tiesiog ne ta žodžio prasme, šis žmogus mane tiesiog suintrigavo, nes jaunas, dvasingas, 3 vaikučių tėtis, tuo metu dar 2 tik pas juos vaikučiai buvo, 2 dukros ir sūnus. Ir kodėl mane jis sudomino? Pirmiausia, jis irgi yra tinklininkas. Jis nuo 17 metų jau buvo tinklinės rinkodaros, kaip vadinama, distributorius. Nuo to prasidėjo viskas pas jį, bet jis yra ir nukentėjęs, ir buvo parduotas kartu su tinklinio rinkodaro kompanija. Ir jis matė daug ten neteisybės ir pasakė, tai čia mano vieta, man šis verslas patinka ir aš įkursiu savo kompaniją. Bet čia bus labai didelis dėmesys atkreiptas į partnerius, kad partneriai galėtų augti, galėtų gerai uždirbti, galėtų keliauti. Ir žinokit, jis tęsia savo žodį. Iš tiesų taip yra. Pas mus nėra marketinge, nėra lubų, kaip sakoma. Yra net
naujos kvalifikacijos atsiranda ir žmonės iš tiesų čia turtėja. Ir jeigu paklausius lyderių, tai tikrai žmonės yra atėję ir su skolomis, o dabar yra milijonieriai. Tai žmogus, kuris yra verslininkas, tinklininkas, turi baigęs 3 universitetus, tai jis ir ekonomistas, ir finansistas, tai yra daug jis, ką, sakykime, žino. Šalia jo žmona lygiai tas pats yra kreatyvinė direktorė mūsų kompanijos siela, kuri rengia nepakartojimus renginius. Na, aš kol kas negaliu pasakyti, kad aš tiesioginiam jos renginėje dalyvau. Pavyzdžiui, pas mus labai gražios šventės yra organizuojamos kompanijos gimtadienį. Tai yra čia jos idėjos. Tai tik online tenka matyti, bet esu bendrausi su žmonėmis, kurie buvo tiesiogiai. Ir pavyzdžiui, kada buvo pandemija, tai tas pirmas renginys buvo online. Na, žinokit, mes 2 dienas sėdėjom prie kompiuterio ir nesupratom, kaip tai įmanoma. Tai buvo viskas kuriam online būdu. Ir čia jinai yra režisierė visų šitų kompanijų. Taigi, kompanijai vadovauja nepakartojamas žmogus. Aišku, tikrai jis ne vienas. Jis surinkęs labai stiprią šalia komandą, tinklininkų, ir galbūt yra ir netinklininkų, kurie ir padeda jam vesti tą kompaniją ir sektų, kad sektųsi šios kompanijos partneriams. Ir kaip minėjau, tai iš tiesų per tuos 5 žemynus yra 24 padaliniai ir juose dirba virš 200 darbuotojų, apie kuriuos aš miniu, kurių mes nematom, kurie yra užkulisiuose, nes iš tiesų yra mums kaip partneriui, tai yra suteikiamas ofisas, kurį atsidaręs, jame turi viską. Turi parduotuvę elektroninę, kurią gali reklamuoti kiekvienam žmogui, tiek šalia esančiam, tiek kitame žemyne, tiek kitoje pasaulio vietoje. Ir tai yra viskas paruošta. Turim savo buhalteriją tam ofise, turim net akademiją. Tai yra galim mokytis online. Jeigu šalia nėra mūsų žmogaus, kuris gali sėdėti su manim ir viską pasakoti, kaip pradėti, ką daryti, tai galim be to viską atlikti tiesiog per mūsų ofisą. Taip. Ir kągi, dar, kaip ir sakiau, čia kompanijoje ne tik verslas, bet čia yra daugiau negu verslas. Čia yra tiesiog kaip šeima. Čia yra labai vertinamos šeimos vertybės. Ir viso to mokina mūsų prezidentas. Jis labai vertina, jeigu dirbama čia yra šeimomis. Ir į tai yra atkreipiama dėmesio. Ir tai yra lengvatos šeimoms, pavyzdžiui, keliauti. Arba daryti kažkokius promotionus, nes promotionų pas mus labai daug dovanų mes gaunam. Tai, kad mes galėtume vystytis, tai tiesiog mums yra suteikiamos dovanos tom pačiom spalvotom dėžutėms, kad mes galėtume pavaišinti, padovanoti tą dėžutę, na, sakykime, pigiau negu iš tiesų jinai kainuoja. Tai yra, kad dalintumėmės informaciją ir dėka kompanijos. Na ir iš tiesų čia, nu, kaip sakiau, yra viskas atsižvelgta į tai, kad labai būtų gerai, malonu ir patiktų mūsų kompanijoje dirbti.
Na ir kaip sakau, va čia yra, va čia mūsų saitas, kuriame turim ir barkodą, jeigu mes galim nusiųsti barkodą, pavyzdžiui, kitoje pusėje kažkokios valstybės už ekrano esančiam žmogui, kuris gali viską matyti ir užsiregistruoti ir bendrauti ir padėti kitiems tas galimybės gauti šioje kompanijoje. Tai ką aš noriu pasakyti, šioje kompanijoje iš tiesų dėlionė yra susidėliojusi. Nes aš pati esu ne vienoj kompanijoje tinklinės rinkodaros buvusi ir tikrai tai to trūksta, tai ten ne taip, tai pavyzdžiui mokymų nėra, neturi kur pasižiūrėti kaip, o pas mus yra viskas. Komanda yra superinė, su prezidento priešakyje. Produktas yra ekskliuzyvinis. Renginiai tikrai nepakartojami, kiek man teko dalyvauti, aš daugiausia dalyvauju mokymuose, seminaruose, forumuose, važiuoju į kitas valstybės, kur susirenka iki 500-400 žmonių ir gaunam labai stiprius mokymus, treningus. Galimybės kokios čia? Galimybės yra labai didelės. Tai yra žmogus kartais sako, tai kad aš nemoku, aš nieko nežinau. Taip, ir aš atėjau, nieko nemokėjau, nieko nežinojau ir aš prisimenu, kad atėjau, sakau, aš atėjau produktą, nes mane sudomino produktas, plus per mėnesį aš gavau labai gerą rezultatą ir tik po to aš nusipirkau iš tiesų tiesiog iš savo sponsorės vieną dėžutę ir išbandžiau ir sakau, per mėnesį gavau rezultatą ir tik po to nusprendžiau, kad aš būsiu kompanijos dalis, bet nesiruošiau daryti to, ką darau dabar. Tai yra niekam nepasakoti, o dar va taip, nebent vienam kokiam žmogui pasikvietus namuose papasakoti, klausyk, bet aš čia turiu va tokias dėžutės, bet žinok, jos taip veikia gerai. Tai čia iš tiesų yra tokios galimybės, kad tu gali mokytis. Ir aš pati asmeniškai tikrai online, bet kaip sakiau, per savo ofisą studijavau, kas čia kaip. Ir po to pamačiau, kad tikrai čia galima užsidirbti pinigus labai greitai ir labai gerus. Na ir sistema, tai ir iš tiesų mokymų sistema, čia yra labai, be galo stipri. Tikrai čia gali tapti lyderių, gali labai aukštai pakilti karjeros laiptais. Iš paprasto žmogaus tiesiog iš tiesų pas mus mamytės, kurios sėdi su vaikučiais, atrodo neįmanoma net nieko daryti. Aš iš tiesų žaviuosi, dažnai klausau tokių mamyčių ir dabar nesenai klausiau webinaro, kur atrodo, kaip jos ir sugeba, ten 3 vaikučiai laksto maži, o jie daro verslą, uždirbinėja pinigus ir pasako, tai fantastika, aš sėdžiu namuose ir uždirbu, kur taip įmanoma. Mūsų kompanijoje tai įmanoma. Na, iš tiesų tai yra, kada eini į tinklinės rinkodaros kompaniją, iš tiesų reikia atkreipti dėmesį į daug ką. Kas per kompaniją, ar yra patikima, kaip yra vykdomos išmokos ir tiesiog įvertinti visas situacijas, tai būtent pas mus yra tikrai verta, tikrai yra viskas sureguliuota, viskas padaryta taip, kad mums sektųsi. Ir kaip minėjau, tai yra mūsų kompanija, tai yra kompanija yra geriau negu verslas, stipriau, nes yra dar kitų dalykų, į kuriuos atkreipiama dėmesio. Taigi dar kartą noriu pasikartoti, pas mus yra geriausi renginiai, mokymai. Marketingo planas, tikrai aš dar nesutikau tokio, kad taip
jis būtų išdėliotas, kas svarbiausia, jisai nesikeičia, nes būna kompanijose, kada keičiasi marketingo planai. Tai čia jie jau mes 12 metų rinkoje ir tas pats marketingo planas ir jis tik gerinamas, bet jokių būdų nebloginamas. Geriausia komanda ir dar noriu pasigirti, tai geriausiai produktai, su kuriuo mes keliaujam per pasaulį ir gerinam žmonių sveikatą ir sveikatą mūsų piniginės gerinam. Kiekvienas žmogus gali tai pajausti, būdamas šioje kompanijoje. Palaikymo sistemos tikrai labai svarbu, yra taip sudėliota ir to yra mokama, mus taip mokina, kad mes turime palaikyti vienas kitą, nesvarbu, mano linijos žmogus, ne mano, šalia esantis, dukterinis, kaip mes juokiamės ten, pusseserės pusbroliai, bet mes vienas kitam, pavyzdžiui, Lietuvos komanda, aš tikrai džiaugiuosi, pas mus yra labai stiprių lyderių, iš kurių yra kur mokytis. Va dabar aš jos nebematau, bet ką tik buvo, mūsų Danutė Pucho Letniovė tikrai žmogus, į kurio galima atkreipti dėmesį, kuri padeda mums kilti karjeros laiptais ir iš kurios galima mokytis. Buvo toks klausimas, jeigu man nepasiseks. Tai aš žinot, kaip sakau, iš tiesų, aš garantuoju 100%, jeigu jūs būsit šitoj kompanijai, jums vienu dalyku tikrai nepasiseks. O kokiu? O jeigu jūs pradėsit naudoti produktą ir jūs tiesiog tapsit sveikesniu arba išspręsit kažkokias problemas, kaip aš tame tarpe, jums nepasiseks, bet ne tik jums nepasiseks, jeigu jūs dar lankotės medicininėse įstaigose, jūs tiesiog nustosite ten vaikščioti. Tai bus tikrai toks nepasisekimas. Visa kita čia yra puiku. Ir tikrai, kaip sakiau, labai akcijos pas mus būna didelės ir šiuo metu yra akcijos tiek produktui, naujokams ypač. Naujokai, pavyzdžiui, įsiregistravę, nesvarbu, su kokiu ateina paketu, bet jisai gauna 100% dovanų. Pavyzdžiui, jis atėjo ant 100 eurų, jis ant 100 eurų gauna dar dovanų, plus 3 mėnesius iš eilės tokios galimybės. Ofisas pas mus kainuojantis 20 eurų. Čia vienkartinis. Tai naujokų šiuo metu jis nekainuoja nekiek, tai yra gali pakliūti mūsų kompaniją, bet nereikės to 20 eurų susimokėti. Ir pastoviai yra tikrai skatinimo tos programos ir kuo aš ir didžiuojuosi ir linkiu taip pat kiekvienam tuo pasinaudoti. Tokia trumpa prezentaciją pravedžiau prieš naujametinę. Pabaigai kągi noriu pasakyti. Ačiū, kad dalyvavot, ačiū, kad išklausėt. Ir noriu pasveikinti jūs su ateinančiais naujais metais. Tai Lietuvos prezentacija šiais metais mano paskutinė. Aš užbaigiu gaunasi šiuos metus, jau bus dabar tik kitais metais lietuviška prezentacija, tai bus antradienį, mes kiekvieną antradienį apie produktą, kaip sakiau, pravedam, o ketvirtadieniais tuo pačiu laiku apie kompanijos galimybės. Junkitės, klausykit ir, kaip sakiau, sveikinu su naujais, linkiu visiems sveikatos, grožio, meilės ir kad jums visiems sektųsi, kad jūs visuomet suptų geri, teisingi, sąžiningi žmonės ir prie jūsų komandų tokie pat jungtųsi. Ir kad galėtume dirbti komandose
vienas kitam padedant, vienas kitą palaikant, gerbiant. Ir ačiū ir viso gero. Iki kitų metų.